Kodėl bėgiojate iš pamokų? Na, nesinori mokyti. Na, faina būt mokykloje. Prisistatykite. Prigavot. Gabrielė iš 4 A. Kas jums patinka? Nuolatinės ligos, nosies varvėjimas, čiaudulys. Ką veikiate per pamokas? Nu, žodžiu su PC, tipo su kompu. Ką žinau. Kiek mokykloje turite draugių? 5, 4. 5, be darbų 6. Kokio mokytojo pamokoje jūs stengiatės mokytis? Šiaip realiai jokio. Ir kiek. Kaip ruošitės egzaminams? Nuomoju sodybą, kviečiu daug draugų, tada limuzinas kažkoks. Gerai. Prisistatykite. Jonas, 4 D. Kodėl šiais metais pradėjote lankyti zoologijos sode? Dėl gerų mokytojų? Kodėl zoologijos sode yra gera atmosfera? Galbūt gera atmosfera dėl to, kad yra labai gera bendruomenė. Kaip galėtum save apibūdinti? Normalus. Kokią profesiją planuojate pasirinkti po mokyklos baigimo? Policininkam. Taksistė. Iš kur žadate gauti 12 klasės baigimo atestatą? Tu čia partuoje galima nusipirkti. Kaip ruošitės egzaminams? Labai įvairiai. Tūsinu geriu. O kas geria? Mokiniai ir mokytojai. Nu, čia visi. Ką galite pasakyti apie savo mitybos režimą? Nuostabus 12-okai. Ir tiek. Kiek mokykloje turite draugių? Šiandien turėjau turėti 6, bet liko tik tai 4. Koks dalykas mokykloje visiškai nereikalingas? Galbūt matematika. Kiek yra 2x2? Taip, tai yra vienas iš klausimų, ties kuriais aš dabar dirbu, ketinu išsiaiškinti noriu, įvairius planus vykdau, kad galėčiau išsiaiškinti. Ar žinote, kiek jums metų? Net neįsivaizduoju. Kiek laiko kas rytą praleidžiate prie veidrodžio? Tikrai 6 valandas, bet abejoju ar daugiau. Kiek laiko kas rytą praleidžiate prie veidrodžio? Apie 6-7 valandas. Kaip įsivaizduojate jums ruošiamą 100-dienį? Puikiai. Aiškiai, raiškiai, įdomiai. Puikiai. Dar kartą. Gal žinote, kas pernai mokykloje pripylė klijus tualetuose? Tikriausiai aš. Ar galime valgyti mūsų gimnazijos valgyklos maistą? Ne. Kodėl? Dėl to, kad tu sproktum. Ar norėtumėte ateityje tapti dantukų fėją? Nu, tu jo, aišku. Kodėl? Kodėl? Ar jau ruošitės egzaminams? Tu čia prie ko? Nu ką žinau. Kiek elektros energijos Vilnius sunaudoja per metus? Kilovatais tipo kiek? Per metus. Nu, kokį 1,5. Kas jūsų manimų yra gyvenimo prasmė? Gyvenimo prasme? Nu čia, atsimenu, per Facebooką buvo toks video, sako, nu ten tipo sako, žinote, SKFM, ten kažkoks šūdas tipo yra. Ir jis sako, čuvakai, jūs mesk rap apie gyvenimo prasmę, ne? Ir jis sako, gyvenimo prasmė yra didžiulė.